kyla iš vidaus, iš širdies, dėl ko, pavyzdžiui, ne, ir rašymas kairė ranka, jis eina per širdį iš širdies. Jis eina autentiškai per tave, eina per tavo energiją, per tavo tą vidinę šilumą. Ir kas gaunasi, kad tu darydamas savaip, tu jau darai kūrybiškai. Ir tu jau darai iš širdies, jau darai autentiškai, nes tai eina iš tavęs. Ir man atrodo, kas labiausiai kenkia, tai yra bandymas atkartoti, nes kai tu bandai atkartoti savo kaimyno, tai tavo tas rezultatas, tas kūrybos vaisius yra nei tavo, nei kaimyno. Jis yra toks... Iš kažkur atkeliavęs. Iš kažkur atkeliavęs, jo. Nes tenais nėra nei tavo širdies, nei kaimyno širdies. Ir tu ir savęs nerealizuoji nei per kūrybinę prizmę, nei per jokią, nes ten tavęs ten nėra.